Na, investavimas. Daug kam jis atrodo, žinote, kaip kažkokia paini mislė, sudėtinga, gal net šiek tiek gazdina, bet kas jeigu visa tai yra kur kas paprasčiau? Jeigu tai tiesiog mūsų tikro gyvo pasaulio ekonomikos veidrodis. Iš esmės, tai istorija apie 3 dalykus – verslą, skolą ir turtą. Taigi, nerkime giliau ir pažiūrėkime, kaip visa ši sistema iš tikrųjų veikia. Būtent, pabandykime įsivaizduoti savo finansus ne kaip kažkokį kazino, kur atliekame atsitiktiniai statymai, o kaip gyvą augančią sodą. Šioje analizėje mes būtent taip ir pažvelgsime į investicijų pasaulį kaip į darnią sistemą, kur kiekvienas elementas turi savo vietą ir savo tikslą. Ir visa ta atrodytų milžiniška investicijų visata iš tiesų stovi ant 3 pamatinių stulpų. Viskas labai paprasta. Investuojant pinigai keliauja arba į verslą, arba yra skolinami už palūkanas, arba paverčiami kažkuo apčiuopiamu, fiziniu turtu. Kai supranti šias 3 kryptis, visas investicijų žemėlapis staiga tampa daug aiškesnis ir lengviau skaitomas. Gerai, pradėkime nuo to, kas investicijų portfolioje atlieka pagrindinio augimo variklio vaidmenį. Kalbėsime apie akcijas. Mūsų finansų ekosistemoje tai būtų tarsi aukščiausi medžiai, kurie visada stiebėsi į saulę. Labai svarbu suprasti, kad akcija tai ne šiaip skaičiukas ekrane. Kai nusiperkate akciją, jūs iš tikrųjų įsigijate mažytę dalelę realaus verslo. Jūs tarsi lažinatės už tos kompanijos idėjas, žmones, jų inovacijas. Ir jūsų kaip investitoriaus sėkmė tampa tiesiogiai susijusi su tos įmonės sėkme. Taigi, čia ir prieiname prie esminio kompromiso. Istoriškai akcijos siūlo pačią didžiausią ilgalaikę grąžą, bet mainais už tai tenka prisimti ir didžiausius svyravimus, didžiausią riziką. Reikia suprasti, kad augimas niekada nebūna tiesa linija. O štai dabar labai aiškus pavyzdys, ką reiškia ta rizika. Prisimenate 2020 pradžią, kai smogė pandemija? Na, pasaulio akcijų rinka vos per kelias savaitės tiesiog subirėjo, prarado daugiau nei trečdalį savo vertės – minus 34%. Tai, manau, geriausias pavyzdys, kokios galingos audros gali staiga kilti tame mūsų akcijų sode, ypač trumpuoju laikotarpiu. Bet tada kyla klausimas, kodėl išvis verta toleruoti tokią riziką? Štai čia ir atsakymas. Istorija mums rodo, kad nepaisant visų krizių ir duobių, ilgojo laikotarpiu akcijos vidutiniškai sugeneravo apie 6–7% realos grąžos per metus. Čia jau atskaičius infliaciją. Tai yra tikras realus turto augimas, kurio kitos turto klasės, tiesą sakant, tiesiog negali pasiūlyti. Gerai, dabar pereikime prie to elemento, kuris mūsų ekosistemoje atlieka šaknų vaidmenį. To, kas suteikia stabilumo, ypač kai siaučia audros. Tai obligacijos. Su obligacijomis viskas gerokai paprasčiau. Pirkdami obligaciją jūs netampate savininko, jūs tiesiog paskolinate savo pinigus, ar įmoniai, ar vyriausybei. O mainais už tai gaunate aišku pažadą, reguliarias palūkanų įmokas ir termino pabaigoje atgauti visą paskolintą sumą. Tai investicija į skolą, ne į nuosavybę. Vadinasi, obligacijų kompromisas yra visiškai priešingas nei akcijų. Čia mes gauname stabilumą ir labai nuspėjamą pinigų srautą. Tačiau tenka paaukoti didesnes augimo galimybes. Reikia aiškiai suprasti, obligacijos skirtos ne turtui auginti, o jį apsaugoti ir išsaugoti. Dabar prisiminkime tą baisųjį minus 34% akcijų kritimą. Kas šioje diagramoje yra tiesiog fantastiška, tai pamatyti, kaip tuo pačiu metu elgiasi kitas turtas. Kol akcijos smigo žemyn, saugios vyriausybių obligacijos ir auksas kilo. Štai čia ir yra portfelio stabilizavimas praktiškai realiame pasaulyje. Dabar pakalbėkime apie patį pagrindą, apie žemę, ant kurios ir auga visas mūsų finansų sodas. Tai yra realus, apčiuopiamas fizinis turtas. Dalykai, kuriuos galima paliesti ir kurie turi, vidinę vertę. Fizinis turtas, pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas ar brangieji metalai kaip auksas, yra patrauklus dėl kelių priežasčių. Pirma, jis suteikia tokį psichologinį saugumą, nes jį galima realiai paliesti. Antra, tai yra natūrali apsauga nuo infliacijos. Kai kainos kyla, žemės, pastatų ar žaliavų vertė dažnai kyla kartu. Na, o per didelės krizes auksas istoriškai veikia kaip saugus uostas. Bet žinoma, tiesioginis turto valdymas turi ir savo kainą.
Būto neparduosite per 5 minutės, kaip kad parduotumėte akciją. Jis reikalauja nuolatinės priežiūros, remonto, mokesčių. Ir galiausiai visa rizika yra sukoncentruota į vieną konkretų pastatą viename konkrečiame mieste. Laimiai šiuolaikinės finansų rinkos siūlo puikų sprendimą. Tai nekilnojamojo turto investiciniai fondai, arba angliškai REIT. Jie leidžia nusipirkti mažytę dalį šimtų ar net tūkstančių pastatų visame pasaulyje, taip pat lengvai kaip ir bet kurią kitą akciją. Iš esmės tai diversifikuotas nekilnojamasis turtas bei jokio galvos skausmo. Gerai, dabar kai jau aptarėme visus pagrindinius mūsų sodo elementus – medžius, šaknis ir pačią žemę, pereikime prie svarbiausio principo – to, kas viskas sujungia į vieną darnią visumą. Kalbėsime apie diversifikaciją. Tikriausiai šį posakį girdėjo visi, bet investavime jis yra tiesiog auksinis. Nedėti visų kiaušinių į vieną krepšį. Išskaidant investicijas, mes tiesiog apsisaugome nuo to, kad vienos labai nesėkmingos investicijų griūtis nenuskandintų viso mūsų portfelio. O jeigu kalbėtume moksliškiau, tai magiškas žodis čia yra koreliacija. Ji tiesiog parodo, kaip skirtingas turtas juda vienas kito atžvilgiu. Kai vienas turtas krenta, kitas turintis žemą ar net neigiamą koreliaciją gali kilti arba bent jau išlikti stabilus. Būtent todėl mišrus akcijų ir obligacijų portfelis svyruoja kur kas mažiau nei portfelis sudarytas vien tik iš akcijų. Ir dar vienas svarbus dalykas – diversifikuoti reikia ne tik tarp skirtingo turto, bet ir geografiškai. Ši diagrama puikiai parodo, kad beveik pusė visų pasaulio investicinių galimybių yra už vienos, net ir pačios didžiausios šalies ribų. Apsiriboti tik savo vietinę rinką – tai tiesiog ignoruoti milžinišką dalį pasaulio ekonomikos. Geriausia dalis – šiandien pasiekti tokią, pasaulinė diversifikacija yra lengviau nei bet kada anksčiau. Yra toks dalykas kaip biržoje prekiaujami fondai arba tiesiog ETF. Galima apie juos galvoti kaip apie jau paruoštus akcijų krepšelius, kurie seka didžiausius pasaulio indeksus. Ir ką tai reiškia? Ogi tai, kad vieninteliu pirkimu, vienu mygtuko paspaudimu galima tapti tūkstančių pačių įvairiausių kompanijų iš 10 šalių dalininku. Neįtikėtinai paprasta. Taigi, grįžkime prie mūsų sodo metaforos. Kai suprantame pagrindinius elementus ir kaip jie sąveikauja tarpusavyje, investavimas iš kazino virsta sodininkystė. Galima tapti sąmoningu savo finansinės ateities kūrėju. Ir štai, prieš priimant bet kokį investicinį sprendimą, visada verta perbėgti per šį 5 klausimų sąrašą. Ką aš sodinu – verslą, skolą ar turtą? Kiek laiko planuoju laukti? Ko aš siekiu? Augimo ar stabilumo? Ar tai atlaikys audrą? Ir galiausiai, ar tai dera prie viso mano sodo? Tai tiesiog praktinis įrankis padedantis priimti apgalvotus sprendimus. Matote, finansų pasaulis tikrai nėra chaotiškas kazino. Tai suprantama ekosistema, kurioje galioja aiškus dėsniai. O juos supratus, investavimas tampa tiesiog nuosekliu, kantriu turto auginimu. Kiekvieno kelionė yra unikali, tad klausimas jums lieka atviras. Ką sodinsite savo sode?